ne man reikia ploti. Tikrai labai smagu, kad jūsų tiek daug susirinko, nesitikėjom, net solų tiek nepasiruošė, matot. Bet kaip nors visi sudirbsim. Šį vakarą tikrai norėjom praleisti kartu vakarą, pabendrauti, pažiūrėti į mūsų Butkiškiečių pastatytą spektaklį pagal Veronikos Ruminavičiūtės Sunki našta. Aktoriai, žinot, mūsiškai vaidina neprofesionalai, tai biškai, jeigu jūs suklystat, atleiskit, labai jau ten nešvilpkit, netripkit rakojom, visko gali pasitaikyt, bet žmonės tikrai stengiasi, repetavo ir ilgai ruošiasi ir tikrai vis atiduoda visą save. O taip pat po to mes truputį pabendrausime kartu, yra atvykę iš Raseinių garsų žmonės, va Modestas su Vytautu, jie mums pagros šiek tiek, mes atsigersime lučių, pabūsime, pabendrausime, šiek tiek pašauksime. Ir čia visą tą renginiuką organizuojame dėl to, kad mūsų kaimas toksai vieningas, kad taip gerai rinkimuose sudalyvavo, tai vad norėtum tuo pačiu padėkoti jums už tą tokį kaimo vienybę, už vieningumą. Tai šį kartą seselė neleisiu savęs mūžyti, užteks. Visą laiką naudodamas jaunėlės privilegijomis viską tik savo gramžiai. Pamanykit, daug prisigremžiau. Jurgiui ačiū galiu pasakyti, kad šiaip taip verčiamės. O tu tai nežinai, kur pinigus dėti. Nepavydėk man tų pinigų. Įsivaizduoti negali, kiek nemigų naktų amžinų nerimų kainavo man tie turtai. Kiekvieną kartą išlydėdama Albertą į jūrą išgyvenu ir atpraudu jau mirti. Su jūra nepajuokausi, kiek negrįžtu. Vargšelė. Tai tegul susiranda kitą darbą ir įsispręs problemą. Galvoju, neprašau, kad pakeistų darbą. Kiek verkiau, kiek maldavau, bet jis be jūros negali. Grįžta namo, pagyvena mėnesį kitą ir jau nerimsta. Jis jūrą myli labiau negu mane. O tu jį? O aš jį myliu taip, kad susitaikiau su jau ilgalaikėmis kelionėmis, vienatvę be galo ilgais vakarais. Tik va, nerimo ir baimės dėl jo veikti niekaip negaliu. Nelengva jūrininkų žmonos dalia, visas džiaugsmas girtukas. O už sodybą priklausančius man dalies neatsisakysiu. Daug tu čia gausi? Kiek gausi, tiek gausi, bet iš principų neatsisakysiu. Pamanykit, kokia principinga. Tai pasimk tos kelis tūkstančius ir motina. Negaliu aš jos pasiimti, Albertas ne už ką nesutiktų. Taigi jo pusmečiais nebūna namie. O kur dėsiu, kai jisai sugrįš? Aš mamą labai myliu ir jeigu žinočiau, kad jo sunki padėtis, ieškočiau kokios nors išeities. Bet dabar duok Dieve visiems taip gyventi kaip jinai. Nepaliegus, kuo puikiausia susitvarko, gal be reikalo skubinai pardavinėti, gali gyventi savo namuose. Bet kur jie taip ilgai užtruko? Na, mano nuomonė, tai jau seniai turėjo būti namie. Ar nebuvo galima tų formalumų čia sutvarkyti? Ne, viską reikia tvarkyti pagal gyvenamąją vietą. O be to motina taip užsimanė ir kiekvieną smulkmeną su notaru aptarė. Dar palauk, kad čia kokio juristo neatsivežtų. Tokia keista pasidarė. Seniai mamą mačiau, matyt keičiasi į senatvę. Ai, prisiklausė visokių kalbų, tai ir nepasitiki. Visko gyvenime pasitaiko. Duok, įpilsiu karštesnės. Išgerk, nebus taip ilgų laukti. O kodėl gintuko neatsivežėjai? Ai, nenorėjau varginti nei jų, nei tavęs, pas kaimynę palikau. Mama labai pasiilgo, tik ir kalba apie jį. Kur aš jį čia dėčiau? Jis toks nenorma, kaip man tavo delę tvarką suardytų. Nepakenčiu žulių vaikų. Jisai neįžulus geras vaikas, tik didelis nenorams. Nesuprantu fanatiškos meilės vaikams. Jeigu kokį turėsiu, tai tik dėl Jurgio. Žiūrėk, kad Tas tai alpsta dėl kiekvieno kad šlapanosio. nebūtų per vėlu. A, ne bėda, jeigu neturėsiu. Įgriso man viskas.
Bet kodėl jie taip ilgai neparvažiuoja? Dabar tų avarijų. Kad tik su pinigais, kas neatsitiktų. Nepulk į paniką. Ar maža kur gali užtrukti? Įgriso man viskas, įgriso. Tiek nervų sugadinau, kol prikalbėjau parduot. Pas mane persikelt visai neskuba. O tu norėtum, kad mama viską mestų ir staiga čia atveiktų. Ten visas jos gyvenimas darėjo. Brangus kiekvienas kampelis, kiekvienas mažmužis. Man atrodo, kad mama dar gana stipri. Gal be reikalų skubinai pardavinėti? Stipri, tai tau tik taip atrodo. O daktarai sakė, kad sveikata visai prasta. Tau kas? Gyveni už kelių šimtų kilometrų ir nesuki gal savo galvos. O mums kasdien pas ją važinėti tenka. Daržai, remontai, ligos. Ramybės nebėra. O be to 15 000 už tokią gryčiutę nebelekas ir duotų. Suprantu, rūpesčių turėjote, bet ir naudos turėjote. Mama visko aprūpindavo? Kurgi ne? Gerybės kaip iš gausybės rago vyra. Jau parsiradai, o kur motina? O jin dar nevažiavo? Tai jūs ne kartu važiavote? Tai ne, aš jos jau neberadau. Tai buvo išvykus pas mumis. Bet jo šitai nėra. Atvažiuosi, ne pirmas kartas. O, ką aš matau, kokia viešnia nuo jūrų marių mus aplankė. Sveika, Aldona. Sveikas, Vainis, sveikas. Seniai matėmės. Seniai. Labai blogai, Jurgi, kad motina vieną su pinigais paleidai. Reikėjo anksti iš ryto važiuoti, tai ne, reikėjo iki pusiaudienio drybsot. Kuo aš čia dėtas? Buvom susitarę, kad manęs lauks. Tai lyg nežinotum, kad motina iš anksto nuo aušros keliasi. Nesulaukė, tai ir išvažiavo. Greičiau viskas baigtųsi. Visus nervus ištasi. Šiąnakt dar tokį keistą sapną sapnavau. Nesuprantu, ko tu taip jaudinėsi. Mama nemažas vaikas, neprapuls. Ei, tu su ja blogiau negu su mažu vaiku. Tik pagalvoki, tokius pinigus autobusu vežti. Oi, pagaliau atsirado. Eik, Jurgi, atidaryk. O, prašom, prašom. Tai kodėl, kur jūs paklinėjote, mes čia iš proto einame, tai kodėl Jurgio nelaukėte? Tai kur čia dabar, dukrelė, iš to proto eiti? Nesulaukiau Jurgių ir išvažiavau autobusu. Galvoju, pasimsiu Magdelę, drąsiau bus, irgi mieste reikalų turi. Taigi, sakau, vaistų nusipirksiu. Namuose nekažin kokie darbai, tai va pakilome sūneliai kelionę. Viena tai būčiau neprisiruošus, aš man nepratus po tuos didžiuosius miestus. O dviejom ir smagiau, ir drąsiau. Dievulėlio, ką aš matau, taigi čia ne mūsų Aldonikis sėdi. Vargelį, man galvoju, ką aš čia tą graži ponę, pasirodo mūsų Aldikį, kaip seniai matėm. Birutėlį tai dešrų ir bulvikių atlėkė, o tada ir užmiršti baigėme. Labas, Magdelė, labas. Tikrai seniai matėmės. Tai gerai, unelė, kad atvažiavau savo numylėti, nepamačiau, tai pasiilgau. Tu man vis tokia mažutė atrodė, pasižiūrėjai, kokia graži ponė užaugo. Palauk, Magdelė, paskui pasikalbėsi. Leisk ir man su dukra pasisveikyti, tai neprisimenu, kada paskutinį kartą besimatėm. Labas, mamytė, labas. Birutė sakė, kad sergate, ligai pasiduodate, bet jūs taip gerai atrodote. Atrodau, tai gal ir nieko, bet va kaip širdis, bet tvarkos plaka. O kaip tu čia atsidūrei, Birutė, tai net neužsiminė, kad atvažiuosi. Supaisysi čia kiekvieną smulkmeną per tos rūpesčius, visai užmiršau. Mama, kodėl nesakėte, kad autobusu važiuosite, taigi būtume mašinos nevarę. Žinai, dukrelė, senam visai kitaip atrodo. Jurgis taip ilgai neatvažiavo, matau, visai neatvažiuos. Tai įsirašiau į kelionę, o čia tokia graži diena. Kiek benzino be reikalo išeikvojome, o padangos taip padyla. Nežinau, Birutėlė, nu kaip nors atsirūkuosiu už tą nuostolį. O kur girtukas? Ai, neatsivežiau. Kelionė ilga, ką vaiką be reikalų varginti. Tai koks čia dabar vargas? Turiu anūką, o pasidžiaugti negaliu. Užaugs vaikas močiutės nepažinęs. Sėskite, Magdelė, mamute, sėskite, turbūt pavargote. Anokia čia ta kelionė. Net nepajutom į laukus besidairydamos. Taigi, va
važiavome, dairėmis, šnekučiavomis. Jau tie į miestę namai žiūriu, tai kaip žaisliukai. Ką čia mūsų tos pirkelis prieš jūsų patogumus? Nutilkite, paskui pasikalbėsime. Dabar reikia ir užvalgyti. Mes, galima sakyti, visą dieną nevalgėme, jūsų laukėme. Jurgi, gal paruoštum, ką nors užkasti? Mes ir pačius galime, ką čia vyras ir be paruoš. Mamutė, nepergyvenkite, Jurgis geresnis kulinaras už mane. Tu jau geriau, Birutėlė, patylėk. Niekad nemėgai valgio gaminti, užtat niekur neišmokai. Paimk žentelį ten mano krepšį, aš ten kaimiškų valgių atvežiau. Paimk ir mano, aš vakar, kaip žinodama, irgi šiokių tokių saldumynų prisikepiau. Ačiū, mamytė, ačiū, Magdelė. Tai bent kuo tai ištaisysim. O Vincas ateis? Tai kad aš jam nieko nesakiau. Tai kaip dabar bus? Ašgi prašiau, kad visi dalyvautų. Na ką jisai čia veiks? Na, atiduosime jo dalį, neužgrobsime. Gal mama ir teisi, Vincą reikėjo pasikviesti. Aš iš Klaipėdos atvažiavau, o iš čia pat vietoje. Vėl nauja bėda. Jurgi! Šalkiai? Važiuok ir atvežk Vincą čia. Dabar? Tuoj pat. Jeigu nerastum, parašyk raštelį, tegul paskambina. Man atrodo, nėra kada paneigti. Nuvažiuosiu vakare ir pasakysiu. Štalytę susėsime, viską aptarsime, o šiandieną vaistis tekoino. O miestą pasivaikščioja, susiperka. Negaliu ilgai viešėti, vaikas pasvetimus paliktas. Reikalus su mama sutvarkom ir išvažiuoju. Nieko daugiau negirdžiu, tik išvažiuoju. Lik svetimus būtų. Taip, seniai besimatėm, argi manęs nepasiilgai. Mamytė, kam tie sentimentai? Žinau, kad esate sveika, gyvenate neblogai. Koks skirtumas, aš čia dieną ilgiau pabūsiu, ar taip pat išvažiuosiu? Ir į ką jūs tokius nusidarė? Rodos mūsų šeimoje visada buvo santarvė ir susiklausimas. Ir tėvas amžinatilsi sakydavo, kad šeima tai viena ranka. Suspaudė į kumštį ir niekas jos neišskirs. Mamytė, anksčiau buvo kiti laikai, dabar viskas kitaip, kiti reikalavimai. Tokie laikai ar anokie laikai, bet šeima yra šeima. Ir turi joje būti šiluma ir laimė. Taigi, savų vaikų aš neturiu. Mat, aikštinga merga buvau. Todėl neištekėjau. Vyra, matai, draugis nepatinka. Bet kai pasižiūriu, dabar kaip tik vargsta. Vienas, kuris vaikas savo tėvus, brolius, seseris myli. Atrodo viena šeima, o visi kaip svetimi. Mamutė, nepergyvenkite. Kai pas mus gyvensite, viskas bus kitaip. Kartu pas Aldoną nuvažiuosime, gintuką parsivešime. Gyvenote tam savo užkampyje, tai ir negalėjome dažnai važinėti. Kaip švelniai čiulbi Birutėlė. Tai kaip su Vincu, važiuoti pas jį, ar ne? Gal nereikia, laiką tik be reikalų gaišti. Kaip mama nuspręs, taip ir bus. Važiuok, žentelė. Parvežk Vincą ir Marčią, noriu, kad visi dalyvautų. Gerai, važiuoji. Užkanda pačią pasiruošti. Na, kol atvažiuos Vincas, gal pakalbėkime apie mūsų reikalus. Na kągi, galim pradėti tas darybas, kad jum jau taip labai skubu. Sėskitės, mamutė, arčiau, prie stalo bus patogiau. Tai kaip žadate, mamutė, pinigus padalinti? Nu, to, kad po lygiai. Ką? Po lygiai? Aš kambarį duodu, pas mane gyvensite ir visiems po lygiai. Nu, palauk, dukrelė, leisk man iki galo pasakyti, ko taip nekantrauju. Nu, dalį pinigų tai aš savo pasiimu. O iš tų, kuriuos gausiu pardavus gyvulius ir kitus namų apyvokos daiktus, pusę tau atiduosiu. Šitai gerai, sugalvota gerai. Na, tai Birutė, leisk mamai kalbėti. Tyliu. Tai apie ką aš čia dabar kalbėjau? Tai sakau, dalį pinigų savo pasilieku, o likusius, kas liks gausite po mano mirties. Taip man mano advokatas patarė, kad kartais jeigu nesugyventume, kad aš be nieko neveikčiau. Mamutė, na ko jau mums nesugyventi, na ką jūs kalbate? Oi, Birutėlė, nešnekėk. Kiek žinau tokių atsitikimų, kada tėvai vaikams turtus atiduoda, o patys ubagais nueina. Ai, Magdelė, man nereikia šito bijoti. Mano vaikai netokie. Na ir pradėjote kalbą.
O ko čia nepasikalbėjus? Juk visko gyvenime pasitaiko. Kartais atrodo ir vaikai neblogi, ir tėvai geri, bet man sugyventi negali. O mes, seniai, tai irgi turim savo keistenybių, kurių nebeįstengiam atsisakyti. O jaunimas nori gyventi savai. Va ir kyla nesutarimų. Taigi, jeigu nėra tėvams vaikų meilės ir supratimų, Nu, Martelė, nesu kalbos į šalį. Baigim tas dalybas. Aš sakau, gal paršų neperduokim, pasiskėskim ir visi pasidalinkim po lygiai. Mamytė, kam čia smulkinatės? Kas po mirties bus svarstote? Gyvenkite nors 100 metų. Man paršų nereikia. Ačiū Dievui, pavalgyti dar turime. O be to kiaulienos ir nevalgome. Nu, jeigu tau mėsos nereikia, tai tavo dalį galim Vincui atiduoti. Jo šeimyna didesnė. Labai jau Vincu rūpinatės. Jeigu Aldonai paršų nereikia, su Vincu lygiai pasidalinsime, o Aldonos dalis mums teks, nes ir jums valgyti reikia. Birutė, sakiau, nepertraukinėk mamos kalbos. Kaip mama nuspręs, taip ir bus. Labai gerai, kad anūkės rūpinasi. Niekas nekaltas, kad tiek vaikų prisiveisė. Dėl jų savo dalies neatsisakysiu. Baigime pagaliau šitą turgų. Mamytė, Birutė sakė, kad žadėjote pinigus atvežti. Tai jeigu turite, duokit mano dalį ir aš važiuoju namo. Dėdė, kokie dabar vaikai. Na kągi, dukrelis, jeigu tik dėl pinigų atvažiavai, Mamutė, tai po kiek dabar žadate duoti? manau, po 3. Tai man su jūsų dalimi bus 6. Nepigiai mama perkė. Na, po to Aldona vis širsti ir prie manęs kimbi. Jeigu nori, tai pasimk tos 1000 ir motina kartu. Na, ko jūs dabar pešatės kaip 2 katės, lyg ne seseris būtumėt. Taigi, kartais savių svetimus svetimesni. Na, Magdelė, duok šiandien tuos pinigus. Pinigus? Kad noriu, galiu duoti. Dieve brangus, tai kur tie pinigai? Tai ko, Magdelė? Ten. Kas čia dabar užmačia? Tai ko, Magdelė, tai taip ilgai kuitiesi? Duok Nu, šiandien. nei pinigų, nei. Kaip tai nėra? Tai kur pinigai? Nerandu, nežinau. Tai gal tu jų neįsidėjai, gal ant stalo palikai? Dieve brangus, įsidėjau, tikrai įsidėjau, va čia į apačią, po visais daiktais pakišau. Mamutė, kas yra, ko ieškote? Tai, kad dukrelė pinigų nėra. Ką? Kaip tai nėra? Mamutė, nejuokaukite. Tai kokie čia dukrelė juokai? Pinigų tikrai nėra. Kaip tai nėra, tai kur jie? Jėzau, toks nedidelis pakutis buvo, nu 100 sudėtas. 10 000 paėmiau, sakau, anūkėliam po 1000 padalinti. Bet tai pinigai Magdelės rankinuke atsidūrė. Nu tai Magdelės rankinukas tvirčiau užsidaro, jinai jaunesnė, miklesnė. O aš jau tubu, sakau, įsirūpščiau, tokias spūstis, matyt, per tą spūstį ir bus tuos pinigus iš Magdelės rankinukų ištraunu. Dieve mano, kas dabar bus? Šitokie pinigai, iki smertis neįsimokėsiu. Jėzau. Mamytė, Ponia kas Zamarija. įvyko? Birutė, vandens, aš vaistų gal turi kokių mamai negerą. Mama, kas jums? Vandens, duokite greičiau vandens. Atstokite, bet jūs dar motina galvą gaus. Vandens, vaistų neš. Dieve, sakau, kad greitai ją reikia skambinti. Kur? Kas čia daros? Mamutė, jūs pas mane, ar jau geriau? Duokit vandens, jau kvėpuot šiek tiek lengviau. Atsigaus. Ir namuose tai pasitaikydavo. Kokia čia širdis visai silpna, dievulio dukra. Nereikia taip jaudintis, mamytė, nereikia. Kaip čia nesijaudinsi, visos gyvenimo santaupos. Jėzau, kokia nelaimė. Mama, ar tikrai pinigų nėra? Negali būti, Negali būti, kad pinigų nėra! Nėra,
Vaje, kas dabar bus? Jurgis, čia kalčiausias tas sakymas, neraliuotas. Sakiau, anksti iš ryto važiuotų. Sto pinigus paimtų, sto brys nelaimingas. O jūs, Dievo motina nekalčiausia, lyg nežinotumėt, kad vagis tyčia spūsti padaro, nužiūri kokią žioplesnę moterėlę, ima spaust vieni, o kiti krepšius ir rankinukus krausto. Dieve mano, tokie pinigai! Velnias jūs pakurstė autobusu važiuoti. Negalėjote Jurgį palaukti, sugalvojo, matai. Magdelę pasimi pinigus įdavė. Argi aš kalta, kad tiek vagių privisu? Unelį pirmoji įlipu į autobusą, aš iš paskui vos įsibrioviau. Tokie pinigai, visos mano viltys. Nusiramink, Birutė. Valerijonų gali išgerti. Susipilk sau tos valerijonus. Reikia ką nors daryti, gal policijai pranešt. Pranešti galima, bet naudos nebus jokiaus. Bet kaip jūs nepagalvojote, kad pinigus reikia saugiau padėti? Tai ne, įsigrūdo kaip bulves ir rankinuką ir į kelionę. Rankinuką visą laiką laikiau po pažastim, kai lipum į autobusą. Unelė padėjau įlip, tik tai kai aš lipau buvau ant rankus pasimogus. Šito ir užteko. Pas mus Klaipėdoje yra tokių specialistų, kurie iš vidinių kišenių pinigus ištraukia. Na, atiduosiu tuos pinigus, įsiparduosiu viską ir atiduosiu. Apie tai negali būti nė kalbos, aš čia kalčiausia. Reikėjo mums Jurgių palaukti. Tai ne, išlėkėm autobusą savo nelaimę. Jauti, mano širdis kažką negerą jauti. Visą laiką nerimas graužė. Kaip dabar be pinigų gyvensite? Nusiramink, dukrelė, mano dalis liko. Dar įsipardavus gyvulius, porą tūkstantėlių susidarys. Aš atiduosiu, gal ne visus iš karto, bet dalimis tikrai atiduosiu. Gausi to iš ubago lazdą. 10 prarado, o likučiais nori atsipirkti. Tai ką man dabar daryti? Nežinau. Nusiramink, mamytė, nusiramink. Gal dar atsiras? Kokie buvo pinigai? Šimtinėmis, dukrelė, šimtinėmis. Sakau, gal policijai reikia pranešti. Eikit jūs, eikit. Užsiims policija tokiais niekais, kad valdiški pinigai būtų, o čia... Tai ką? Tai tik tylėt? Suras, nesuras, o pranešt reikia. Aldona, negaliu rašyk tu pareiškimą, man rankos dreba. Jūs čia rašykite, o aš važiuoju namo. Nesigaiškit, mamytė, ką padarysi, kad taip išėjai. Jūsų dalis liko, gyvensite pas Birutę, o aš kiek galėsiu, tiek padėsiu. Žinau, kaip tu padėsi. Motinos dalis greitai išeis. Man vienai ta našta teks. O be to, ir kambarys dabar problema. Kai taip atsitiko, negaliu motinai atskiro kambario duoti. Nereikia man to atskirų kambario. Aš galiu sudedamą lovelį ir virtuvėj pasistatyti. Virtuvėje lovelę pasistatyti. Aš importinį komplektą gaunu, o čia lovelė. Bet dar ir tamsus kambariukas yra. Ten drabužius laikau. Nenoriu buto spintom atsistatyti. Tai ką dabar man daryti? Nežinau. Žinote, ką sugalvoju? Atiduokime mamą Vincui. Jisai visai neseniai 2 kambarių butą gavo. Mama galės vaikus daboti. Reginai nereiks namuose sėdėti, galės į darbą eiti. Mamutė, parduosite karvę, paršus nuvešime, Aldonai nereikia, o aš taip pat kaip nors jau apsieisiu ir pamatysite, kokie bus patenkinti. Bet kad aš iki šiol pas jų nesu net buvusi, Marti turbūt net pro duris neįsileis. Na, mamutė, na ko jai neįsileisti? Na, jūsgi nesipykote. Tik šiaip nelinkstate viena prie kitos, o pasakysite gerą žodį Vincui Marčiai. Pamatys, kad pakeitėte apie juos savo nuomonę ir praeis nuoskauda. O be to, žinokite, kad šiais laikais rasti žmogų vaikų priežiūrai ne taip jau ir lengva. Tai bus geriausia išeitis. Atvažiuos Vincas ir susitarsime. Tai ką žin, kaip čia dabar bus? Taigi
taigi, Marti gali ir nesutikti. Jėta, kaip negerai išėjo. Aišku, kad negerai, Magdelė. Patarinėti tai jūs gudri, o čia kaip piemenė apsižioplinote. Taip matyt jau buvo lemta. Kurgi ne? Pavagis tik ir ieško tokių žioplių. Einu dar užkaičiu kavos. Aš negersiu, važiuoju namo. Negalvok. Pinigų tai atlėkė, o kai jų nėra, nori rankas nusiplaut. Neišdegs. Su Regina ir Vincu abi kalbėsimės. Reikia padėti motinai kaip nors įsitaisyti. Ačiū, Birutėlė, aš negersiu tos kartybės. Ir aš negersiu, nepripratus prie tų miesčioniškų mandrybių, kad tai pieno puodelį, kmynų arbatų. Prašome, užeikite. Birutėlė, pristačiau svečius sveikus ir gyvus, laimei namuose radau. Na, labas, Regina. Labas. Sveikas, Vincai. Kaip gerai, kad Jurgis jūs namuose rado. Jūs pažiūrėkit, kokios viešnius pas mus atvažiavo. Labas, brolau. Seniai matėmis. Kaip su vyriškėjai, pažinti neįmanoma. Dar rečiau atvažiuok, tai ne tik vienas kitų nepažinsim, bet ir užmiršim, kad esam brolis ir sesuo. Sveikas, sūnau, 6 metus nesimatėm. Ne, aš dėl to kaltas. O, ir teta Magdelė čia. Tai netikėtas susitikimas. Susipažink, Reginu, čia mūsų kaimynė, Magdelė. Man Lincas tiek daug gerą apie jūs pasakoju, kad aš net nemačiusi jūsų jau pažįstu. Dievulėli, mano, koks susitikimas, tai džiaugsmas. Oi, kaip bėga gyvenimas, oi, kaip bėga. Na tai, po dabar nutilote. Na, sėskitės, Regina. Vincai, sėskit arčiau prie stalo. Kol paruošime ką nors užkasti, galime kavos išgerti. Regina, kaip tu išgražėjai? Ai, koks čia gražumas, kai mažiukas ant rankų. Nėra kada apie save galvoti. Nesikuk, link moteris su kūdikiu pati gražiausia. Kur jau ne? Eik atneš ką nors prie kavos. Eina. Tai pavydį jaunesniai, gražesniai. Mano vaikų neatsivežėjai. Lylo retai, važiuojasi pas tetą, o mažiuką kaimynė paglobos. Nors kartą visa šeima susirinko. Turbūt, jeigu ne tie pinigai būtumėt ir nesuvažiavę, lyg kokia siena tarp mūsų iškilusi. Ne mes tą sieną statėme, ne mums ir griauti ją. Žinau, sūnau, gal aš ir neteisi buvau, bet gal geras žodis visas sienas griauna. Kaip mane auklėjau, taip ir aš stengiausi jų saugoti. Nepripratus aš prie tų naujovių. Mama, aš dar besimokydamas buvau kelią į bažnyčią užmiršęs. Nepripažįstu tų šliūbų. Mums ir be jų gerai, ar ne, Regina? Kaip gerai, taip yra, taip ir gerai. Ir mano tėvai buvo prieš, bet dabar jau susitaikė. Na kągi padarysi, matau, kad kitaip nebus. Svarbiausia, kad gražiai sugyvenate. Taigi aš tau, unelė, iš karto sakiau, kad be reikalų tu užsispyrė dėl tos bažnyčios. Sakei, Magdelė, sakei, bet gal pakalbėkime apie reikalą. Aldona Vaskuba nesinori jos gaišinti. Prašom, vaišinkitės. Vaišinkitės. Teisingai ta mamutė sako, seniai kai buvom kartu susėję, malonu, kai šeimoje santarpė. Gal apseisim belgų įžam. Suprantu, kad ne dėl to mumis taip staiga pasikvietė. Gal paaiškintum, koks reikalas? Na, buvo čia vienas toks reikalas. Bet kol jūs atvažiavot, padėtis taip susikomplikavo, kad nežinau nei nuo ko pradėti, nei kaip aiškinti. Aš sakiau, kalbėk be įžangų. Na, kaip čia pasakius? Na, reikalas ir sudėtingas, ir paprastas. Na, neaišku, kaip tu į tai pažiūrėsi. Na. Na, turim nemalonumų. Per mamos kaltę ir lengvabūdiškumą, aišku, ir Jurgis iš dalies kaltas. Kiek žinau, mama niekada nebuvo lengvabūdė. Ai, čia visai kas kita.
Mama pardavė mūsų sodybą. Gavo 15 000. Žadėjo tuos pinigus mums visiems padalinti. Na, trumpai sakant, padavė tos pinigus Magdelė, toji įgrūdo į rankinuką, sėdo į autobusą ir kai atvažiavo, pinigų nėra. Ką? Taip, ar išpametė, kur ar ištraukė kas? 10 000. Tai bent vagystė. Likau Vincai be nieko. Mamutė, na ką jūs kalbate, na kaip be nieko? O dalis, kurie savo pasilikote, o dar kiek gausite už visą gyvą ir negyvą inventorių. O be to ir Magdelė iš dalies turės atlyginti. Atlyginsiu, Birutėlė, atlyginsiu. Apie tai nėra nieko ko kalbėti, aš čia kalčiausia. Tai ko jūs iš manęs norit? Na, nežinau, Vincai, kaip tau paaiškint. O tu čia, Birutėlė, mikčioji, sakyk tiesiai. Jos Vincai nori, kad tu mane pas save paimtum, anūką auginti. Mamutė, na padėtis taip susiklostė. Matai, Birutė kalbinėjo mamą parduoti sodybą. Žadėjo jai rojų ir tikėjusi užgrobti liūtų dalį. Bet dabar, kai pinigai dingo, su turtu likusiais ir mama nereikalinga. Aldona, na ko tu mane vis puolė? Mielai, mama, priimčiau, bet kad vietos nėra. Kol įsimokėsime už butą, 2 kambarius studentam nuomosime. Gudriai Birutė sugalvoja. Didžiausią dalį pasiklemšti norėjai. O dabar, kai atsitiko tokia bėda, žinokitės. Mama, o jūs ar sutinkat, kad bažnyčių nesitokiau? 6 metus akių nerodėte, pažinti nenorėjote. O dabar ir pas mane be dievė bus gerai. Vincai, kaip tu drįsti šitaip su motina kalbėti? Gal aš neteisus, gal mažai ašarų dėl mano motinos išlieja. Ne apie mane dabar kalba. Na, matai, Vincai, Regina nesišiaušia, o tu. Bet tau, Reginutė, mama vaikus padės prižiūrėti, į darbą galėsi eiti. Apsėjome iki šiol, apsėsime ir toliau. Tu, motina, kvailinai, turi žinokis. Ir aš sakau, kad čia Birutė pati kalčiausia. Na, kokia čia mano kaltė? Argi mama mažas vaikas? Galėjo ir neparduoti. O be to jinai ir mes visi žinome, kad ilgai negalės viena gyventi. O čia tokius pinigus už griūvančią lūšną pasiūlė. Ar aš kalta, kad mama apsižioplino? Mano padėtis taip pat gana komplikuota. Albertas dar prieš vestuves pareiškė, kad nenori gyventi po vienu stogu su uošve. Negaliu aš dėl šeimos, dėl mamos atyti šeimos. Galėjai savo namuose dar gyventi. O tu, Birutėlė, nesišakau. Butas didelis, vaikų neturite, mamai vietos užteks. O kai Albertų nebus, jis ilgam išvažiuoja, išplaukia jūrą, tada galės pagyventi pas mane, pinigais paremsiu. Taip, viskas labai gražu ir gerai. Bet gražiais pažadais sodus nebūsi. Žadėjo motinai kambarį duoti, gražiais baldais apstatyti, butą išsimokėti, o dabar... Žinote, manau, geriausia bus išeitis mama eiti senelių namus. Per televiziją mačiau, ten visai gerai. Kilimai, gydytojų priežiūra. O be to mama dar turi šiek tiek pinigų prisidurti, jeigu kas. Nutilkite, kaip jums negėda. 3 vaikai, o motinos išlaikyti negalite. Lyg kokį daiktą vienas kitam svaido. Vincai, ir tu toks kaip seseris. Nesitikėjau už tavęs. Aš tai nieko, aš dėl tavęs tiek prisiverkiau. Skaudu buvo, tai ir verkiau. Bet ant mamos visai nepykstu. Jis sena ir pasikeisti jau nebegali. Mama, mes gyvename kukliai, bet jei panorėsite pas mūsų gyventi, vietos tikrai užteks, o prasimaitinti prie šeimos jokios bėdos. Vincai, kaip manai? Aš mamą visada mylėjau. Jei tu neprieštarauji, aš tik džiaugsiuos. Ar nesakiau, kad Vincas bus patenkintas? Matai, kad tu savo kapšulą parodai. Jeigu kas netok dievė, tai mane į senelį namus nugrūsi. Jurgė, tu ką? Ašgi mudviejų labui stengiuosi. Matau. Mama, o jūs ko tylite? Ar sutinkate pas mus gyventi? Leiskite man susivokti. Negana to, kad pinigai dingo, dar ir nuosavus dukros atsisako. Ar nesakiau, Nelė,
kad neskubėtum pardavinėti namų ir pinigus vaikams atidalyti. Sakei, Magdelė, sakei, bet aš net sapne nesapnavau, kad mano mylimus dukros manęs atsisakė. Kok tu širdie geroji, tik ne šioj žemė gyventum. Kiek žinau tokių vaikų, kurie stengiasi visokiais būdais vaikų atsisakyti. Tėvų atsisakyti. O jūs, Magdelė, nenusišnekėkite. Tai per jūsų kaltę motina liko be nieko. Ne be nieko, Birutėlė, ne be nieko. Štai tie nelemti pinigai. Netokia aš durna, kaip jum atrodė. Tyčia nudaviau, kad pinigai dingo, galvoju, pažiūrėsiu, kaip tu elgsisi su mama, jei pinigų netekus. Ir uneliai norėjau akis atverti. O. Ką jinai čia kalba? Ar jau man galvoj negerai? Gerai, Birutėlė, gerai. Pinigai nedingo. Magdelė pajuokavo. Magdelė, ką tu padarei? Ką tu padarei? Vos manęs į kapus nenuvarei. Duok pinigą. Unelė, atleisk, aš negalvojau, kad tu taip į širdį paimsi. Tai kaip neimsi? Viskas, kas per ilgus metus užgyventa. Kaip tau į galvą atėjo šitoks dalykas? Taigi aš mačiau, kaip Birutėlė dega dėl tų pinigų, kad tu jai mažiausiai rūpi. Mislinu patikrinsiu, pasižiūrėsiu, ar aš klystu ar ne. Dabar pati įsitikinai. Įsitikinau, Magdelė, įsitikinau. O dabar imk tuos pinigus ir elkis, kaip išmanai. Nu, toks didelis pundukas, o visą gyvenimą galėjau pakeisti. Dabar net ir pati nežinau, kaip čia su jais pasielgti. Mamutė, na ką čia daug galvos? Nepavyko viskas taip, kaip buvom kalbėję. Kaip lieka, tu mane pas save pasiimi, ar į senelių namus atiduodi? Mamutė, na ką jūs prasidariau nepagalvojus, tai ir įsikandote. O Magdelė už tokius juokus tai iš namų reikėtų išvyti. Ir kas jums leido teisę kištis į mūsų šeimos reikalus? Kaip gerai Magdelė šitą sceną suvaidino. Tikra artistė. Jei pagyvenusių žmonių dramos ratelį tik vaidinti. Tikra artistė. Motinos vos nenumarino. Magdelis, tai tu neliesk. Ačiū jai, kad ir man akis atvėrė. Aldona tai nors neveidmainiavo, į akis teisybę pasakė. Bet tu, Birutėlė, mano mylimiausia dukra, sakei, murkėjai, kaip katėliausiaisi. O širdyje toks gupšumas, šitoks negailestingumas. Bet tai žmonės sako, kad seni tėvai vaikams sunki ir nepakeliama našta. Tai kaip, mama, ar eisite pas mus gyventi, ar pas Birutę liksite? Ne, pas Birutę aš nepasiliksiu. Tai jau galutinai sulėries, būtinai pas jus gausiusi. O tau, Martelė, ačiū, kad širdyje pykčių nenešiojai. O kol kas nesiruošiu niekur keltis. Kaip tai nesitiksite? Šitiek Birutė prikalbėjau. Mes ir nebuvom susitarusius, kad persikirsiu pas ją gyventi. Bet atvažiavau tik tai dalies išmokėti, nes dėl tų pinigų man visą galvą išužė. Tai kur tada gyvensite? Ogi pas mane gyvens. Aš viena, unelė viena, mano namas nemažas, taip jau mes susitarėm prieš parduodant unelį namus. Gyvensime paremdama vietos kitą. O aš čia šitam narvelį užduščiau. Kaime gimiau, kaime ir numirsiu. O tu, Martelė, galėsi pas mus anūkus atvežti, mes su Magdelė juos paganysim po laukus. Atsigaus vaikai nuo gryno oro ir šviežiaus pieno. Niekaip nesuprantu, tai kam reikėjo viso šito triukšmo? Sodybą man sunku prižiūrėti. Sodas, daržai, kiek čia man vienai reikia. Tai nutariau pardavus jums dalį išmokėti. O dabar, mano mielosios, dalį išmokėti aš susilaikysiu. Reginai virusui padėsiu, jo šeimyna didelė. O kas liks, gausite po mano mirties. Juk, duok vandens širdis spaudžia.
Thank you.